Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas ir šiandien laidoje Šviežios idėjos su Lidl mes pasigaminsime troškintą lašišą. Pradžiai susipjaustome lašišą. Į keptuvę pilame aliejų, kuris yra saulėje džiovintose pomidoruose. Dažniausiai šitą aliejų žmonės išmeta, o man jisai vienas iš skaniausių dalykų, kurį galima rasti konservuotose daržovėse. Į įkaitintą aliejų dedame lašišą ir apsikepame iš abiejų pusių kelias minutės. Apskrūdusią lašišą išsiėmame ant lėkštės ir paliekame ilsėtis. Susismulkiname svogūną ir česnaką. Į keptuvę, kurioje kepia lašiša, dedame svogūnus. Kol svogūnai su česnakais kepa, susismulkiname saulėje džiovintus pomidorus. Daržovės pasitroškino, dabar laikas grietinėliai. Į keptuvę pilame šlakelį vandens, užverdame, dedame lašišą. Mūsų lašiša įsitroškino, dabar dedame kaparėlių. Šiam receptui aš jų nesmulkinu. Atėjo eilė ir špinatams. Lengvai pramaišome ir paliekame minutį pasitroškinti. Nuskaniname druska ir pipirais. Dar vienas puikus vieno puodo patiekalas jau pagamintas. Belieka laužti duoną ir skubėti ragauti. Na, o mes su jumis pasimatysime jau rytoj Šviežios idėjos su Lidl per TV3. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.